Sveiki. Kraupi šeimos tragedija apie vidurdienį nutiko sostinės Naujosios Vilnios rajone. Į pagalbą sodų bendrijoje iškviestos specialiosios tarnybos rado mirusią moterį perpjautą gerklę ir jos negyvą 1 metų sūnų. Atvykę medikai nei moteriai, nei kūdikiui padėti nebegalėjo. Neoficialiomis žiniomis atrodo, kad moteris nusižudė persipjaudama venas ir gerklę. Iškviesti pagalbą kaimynų paprašė į namus iš darbo grįžęs vyras. Jis dar apie 10 minučių pats bandė gaivinti vaiką. Nepatvirtintomis žiniomis šis galėjo būti nuskandintas. Liudytojai pasakojo, kad šeima buvo rami ir tvarkinga, moterį kraupiam poelgiui esą galėjo paskatinti pogimdyvinę depresiją ir išgyvenimai dėl kūdikį sužalojusios gimdymo traumos. Šiauliuose Liepos 14-ąją žiauriai nužudytos gimnazistės kūno dalių paieškos nutrauktos. Nužudytosios palaikai atiduodami šeimai palaidoti. Pareigūnai toliau aiškinasi, kokie galėjo būti nusikaltimo motyvai. Ritualinės žmogžudystės versija vis dar neatmesta. 2 įtariamosios suimtos 3 mėnesiams, joms bus skirta stacionari psichiatrinė ekspertizė. Pasak policijos, 18-metės prisipažino bendramokslės kūną supjauščiusios, į atskiras dalis jas sudėjusios į maišus ir veždamos dviračių išmėčiusios įvairiose vietose. Visas kūno dalis pareigūnai tikėjosi rasti miesto sąvartyne, tačiau pripažįsta, kad paieškos buvo nesėkmingos. Buvo tiksliai nustatyti konteineriai pagal jų parodymus, į kuriuos sumetė, buvo nustatytos konkrečios vietos, į kurias sąvartyną atvežus buvo išpilti minėti konteineriai ir kuriomis kryptimis buvo paskleistas šiukšlės. Tačiau atsižvelgiant tai, kad buvo jau minėtą informaciją gavome po praėjus 3-4 dienoms, tai buvo per tą laiką šiukšlių sukrauta apie 2 metrai aukščio ir plotas vos ne 100 kvadratų, tai visą tą reikėjo perrausti. Ir ne tik šakėmis buvo rausma, buvo ir sunkioji technika pasitelkta, fiskarai, ir buvo kabinamos, iškabintos, peržiūrėta, išvartyta, tačiau kūno dalių mes tenais neradome. 17-metis klaipėdietis įniršęs ant jį nuteisusių Klaipėdos apygardos teisėjų grasino su jais susidoroti ir žadėjo susprogdinti teismo pastatą. Jeigu nebus sušvelninta, jam paskirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Maža to, jau 13 kartų teistas nepilnametis reikalavo į jo sąskaitą pervesti 50 000 litų. 5 metams už grotų pasiųstas nepilnametis savais būdais bandė sušvelninti jam paskirtą bausmę. Uostamiestyje teisėsaugininkams gerai žinomas vaikinas grasino teisėjams ir prokuroriai. Terorizavimas, didelės vertės turto prievartavimas, valstybės tarnautojų įžeidimas. Tokie įtarimai pareikšti 13 kartų teistam 17-mečiui. Už grotų dienas leidžiantis klaipėdietis žadėjo susidoroti su teisėjais, prokurore bei jų šeimos nariais. Grasino susprogdinsęs ne tik jų automobilius, namus, bet ir teismo pastatą. Prokuroriai ir teisėjams adresuotame laiške šis įtariamasis įžeidinėjo šios valstybės tarnautojus, grasino jiems ir ne tik tai jiems, ir jų šeimų nariams, kad susidoros fiziškai. Taip pat grasino, kad susprogdins jų turtą, tai yra automobilius ir netgi teismo pastatą. Laiškas, kuriame kone veikiami teisėjai ir prokurorė, teismą pasiekė Liepos 1-ąją. Iš karto po to, kai teisėjų kolegija atsisakė sušvelninti nepilnamečiai pavasarį paskirtą laisvės atėmimo bausmę už vagystę. Klaipėdietis iš Uostamiesčio vienos pagrindinės mokyklos išnešė įvairios technikos už 1500 litų. Klaipėdos apylinkės teismas už šį nusikaltimą jiems skyrė 40 parų areštą. Tačiau subendrinus anksčiau skirtas bausmes, vaikinas už grotų pasiųstas 5 metams. Posėdžio metu jis jokių, kažkokių grasinimų ar kažko tai nepalankaus požiūrio, nepagarbos jisai neparodė. Tačiau tai išreiškė vėliau raštu atsiuntęs laiškus. Nuosprendžiu nepatenkintas nepilnametis vieną laišką siuntė iš areštinės, kitą reikalaudamas 50 000 litų iš nepilnamečių pataisos namų. Nepilnametis nemenka pinigų sumą reikalavo persiųsti į jo nurodytą sąskaitą. Esą kaip kompensacija už jam nepalankų teismo sprendimą. Laiškas iš karto buvo išsiųstas prokuratūrai, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau po savaitės tas pats nuteistas nepilnametis atsiuntė pakartotinį laišką, kuriuo be jau išsakytų grasinimų išreiškė reikalavimą pervesti tam tikrą pinigų sumą. Taip pat tiek pirmam, tiek antram laiške jisai nurodė, kad nesulaukęs įtenkinančio atsakymo dėl bausmės sušvelninimo, jisai susprogdins teismo pastatą. Klaipėdos apygardos teisėjai necenzūriniais žodžiais išvadinami ir grasinimus išgirsta kone kasdien. Tačiau tai pirmas atvejis, kai fizinių susidorojimų grasinama atvirai, neslepiant tapatybės.
Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda. Seimo nario mandato vos nepraradęs Aleksandras Sacharukas vėl etikos sargų akiratyje. Parlamentaras sukėlė įtarimų, nes visas parlamentiniai veiklai skirtas ketvirčio lėšas per 6000 litų išleido degalams. Kad sudegintų tiek benzino, parlamentaras kas mėnesį turėjo nuvažiuoti 1500 kilometrų. Sacharuko paaiškinimas, kad didžiąją dalį lėšų suryja kelionės iš namų į darbą, etikos sargų neįtikina. Jie taip pat aiškinsis, kaip parlamentiniai veiklai skirtas lėšas panaudojo Seimo naujokas Andrius Burba. Pastarasis kelis tūkstančius litų jau išleido savo interneto svetainį įkurti, tačiau prabėgus pusmečiui ji vis dar neveikia. Vos Seimo nario mandatą per apkaltą išsaugojęs Aleksandras Sacharukas per 3 mėnesius dūmais paleido 6300 litų, skirtų parlamentiniai veiklai. Visas antrojo ketvirčio parlamentinės lėšas Sacharukas išleido degalams. Kad išleistų tiek pinigų, Seimo narys per mėnesį turėjo nuvažiuoti kone 4500 kilometrų. Tai maždaug atstumas į Paryžių ir atgal. Arba 2 kartus per mėnesį nuvažiuoti pasivaikščioti po Maskvos Raudonąją aikštę. Arba 7 kartus apsilankyti Lietuvos pajūryje. Parlamentaras dievagojasi važinėjęs tik iš namų į Seimą ir į kelis renginius už Vilniaus ribų. Nuo Seimo iki namų vien 2000 km susideda tik važiuoti į darbą, nes apie 30 km gyvenu už Vilniaus. Tai 2000 km, o jeigu skaičiuoju 2000 litų, tai gali į mėnesį parvažiuoti 4000 km. Tai 2000 gaunasi tik važiavimas į darbą ir namo iš darbo ir 2 renginiai kur nors per mėnesį, aš tikrai kiekvieną savaitgalį važiuoju į renginius. Tikrai nepilu į kitus automobilius, tikrai nepilu į kišenės ir negeriu benzino, tik į mašiną savo nuosavą pilu. Parlamentaras aiškina, kad kelionių padaugėjo po apkaltos. Dažniau tenka važiuoti aiškintis rinkėjams. Dėl savo paslaptingų ir dažnų kelionių Sacharukui teks aiškintis etikos sargams. Žiūrint pagal kvitus, vieną dieną prisipilama benzinų, kitą dieną 90 litrų benzinų užsipilame. Į kokį tai baką telpa, aš nelabai suprantu, kad liktai automobilyje galima 60 litrų įpilti, bet 90 sudėtinga. Ir įsik pravažiuoti per dieną tiek, reiškia, kilometrų, kad 90 litrų benzinų sudeginti, keistokai. Etikos sargų akiratin pakliuvo ir Seimo naujokas Andrius Burba. Per pirmą pusmetį parlamentaras telekomunikacijų ir interneto paslaugoms išleido beveik 4000 litų. Parlamentaras pats yra pripažinęs, kad didžioji dalis pirmą ketvirtį šioms paslaugoms išleistų 1300 litų buvo skirti jo interneto svetainiai kurti. Ar lėšos panaudotos efektyviai, kol kas sužinoti nepavyks. Pinigai asmeninės parlamentarų interneto svetainės kūrimui ir priežiūrai išleisti, tačiau praėjus pusmečiui pačios svetainės dar nėra. Norintiems pažiūrėti, kaip atrodys parlamentaro svetainė, teks užsukti vėliau. Atsidarai pagal tą jo, reiškia, nurodytą adresą tinklalapį, tokio nėra, kuris randasi, aš manau, jis paaiškės, o jeigu sudėtinga bus paaiškinti, rudenį teks kviestis etikos komisijos posėdį. Susisiekti su pačiu Andriumi Burba nepavyko. Visą dieną parlamentaro telefonas buvo išjungtas. Rudenį Seimo narių verdiktui turėtų būti pateiktas Seimo narių veiklos garantijų įstatymo projektas. Pagal projektą išleisti visų lėšų vien degalams, automobilio nuomai arba vien gėlėms ar kitoms reikmėms nebebus galima. Reporterė Jurgita Gižaitė, Vilnius. Inga Valinskienė nusprendė neatsižvelgti į Seimo valdybos raginimus atsisakyti koncertuoti per jūros šventę. Valinskienė sako žinojusi neigiamą Seimo valdybos požiūrį jos koncertą uostamiestyje, tačiau kalta nesijaučianti. Parlamentarės teigimu, nei Konstitucijoje, nei Seimo statute neparašyta, kad Seimo nariai negali dainuoti. Savo ruožtu Seimo valdyba ketina prašyti, kad tokį parlamentarės elgesį įvertintų etikos sargai. Konstitucinis teismas uždraudė Seimo nariams dalyvauti pramoginiuose projektuose, tačiau kūrybinė veikla leidžiama. Didžiuma Elektrėnų elektrinės darbuotojų nepanoro dalyvauti įmonės reorganizavime. Iš 115 žmonių, kuriems pasiūlyta pereiti į kitą įmonę, net 97 nusprendė nutraukti darbo sutartį ir išeiti iš darbo. Pasak Lietuvos energijos, kuri valdo 3 didžiausias elektros gamybos įmonės generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno, darbuotojams dažniausiai išmokėtos iki 8 mėnesių kompensacijos, kurioms iš viso prireikė 3 milijonų litų. Šiuo metu Lietuvos elektrinėje dirba 400 žmonių. Įmonė, į kurią siūloma buvo pereiti darbuotojams Kauno energetikos remontas, yra nepatikima žmonių akimis, kadangi niekas nešneka, nors visi žino, kad yra didelės skolos.
Niekas apie tai nekalbėjo. Žmonės 8 mėnesius jau žinojo, kad jie bus, taip sakoma, pervedami į tokią įmonę ir daugumas iš jų susirado darbą tiesiog kitose vietose, kadangi per tiek laiko galima susirasti gerokai geriau apmokamą darbą, net negu gaudavo čia vietoje. Jau turime rangovo komandą vietoje, taip pat turime savo eksploatacijos žmonės, kurių turime apie 100, kurie užsiima avarinių gedimų šalinimu ir paskiria darbus rangovui. O rangovas organizuoja savo darbus remdamasis tiek tai žmonėm, kurie yra vietoje, tai šiuo metu vietoje esančių yra apie 45 žmonės, ir tai žmonėm, kurie dirba toje organizacijose, tačiau nereziduoja šiame objekte. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuris, kaip tikimasi, užkirs kelią galimam šalies nemokumui. Įstatymų leidėjai pritarė projektui, kuris leis pinigų pristigusiam Vašingtonui pasiskolinti papildomai, kad vyriausybė galėtų vykdyti visus finansinius įsipareigojimus. Šiuo metu Jungtinių valstijų skolinimosi riba yra per 14 trilijonų dolerių. Ja ketinama padidinti dar beveik 2,5 trilijono. Be to bus mažinamos ir biudžeto išlaidos, kuriuose srityse spręs speciali komisija sudaryta iš respublikonų ir demokratų. Ji darbą pradės rudenį. Dėl valstybės skolos limito didinimo dar turi balsuoti Senatas. Balsavimas įvyks 19 val. Lietuvos laiku ir tikriausiai politikai palaimins projektą. Vėliau jį turės pasirašyti prezidentas. Richardas Berankis jau po pirmos dvikovos pasitraukė iš ATP serijos teniso turnyro Vašingtone. Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas, kuris pasaulio reitinge yra 114, pirmame rate 6-7, 6-3, 1-6 pralaimėjo 152 planetos raketei iš Australijos Marinko Matosevičiui. Po traumos ir ilgos reabilitacijos į kortus grįžusiam Berankiui tai buvo 3. nesėkmė iš eilės. Tenisininkas neslepia, kad kol kas toli gražu nedemonstruoja geriausio savo žaidimo, tačiau nosies nenukabina. Dabar Berankis darys pertrauką ir kurį laiką nedalyvaus turnyruose. Jis visas jėgas skirs pasirengti startui atvirajame Jungtinių valstijų čempionate. Berankis kovas šiame didžiojo kirčio serijos turnyre pradės nuo atrankos varžybų rugpjūčio 23 dieną. Nenukabinu nosies ir po tokių mačų, nes, kaip ir sakiau, vedžiau visą mačą ir pirmam setė, netgi pačiam gale, ir antrą setą laimėjau, nuo trečiam pritrūko kažkiek to, kaip ir sakau, fizinio pasiruošimo, visgi 3 mėnesius nieko nedariau, gydžiausi, iš vis net bėgti negalėjau, o dabar iš karto į aikštelę, tai, kaip ir sakau, kažkiek užtruks laiko. Dar neatgavęs pakankamai sportinės formos, bet nežiūrinti tai, šiandien mačą privalėjo laimėti, nes vedė 6-5 pirmam setė ir savo padavimą turėjo, bet servo procentas, aš manau, bus iš vis kokie 40 keli procentai tikriausiai, tai su tokiu servu matyti jam buvo labai sunku. Ir trečią setą jis jau jėgų nebeturėjo, aišku, nepasiruošęs fiziškai dar. Arvydas Sabonis gali tapti naujuoju Lietuvos krepšinio vadovu. Legendinis krepšininkas patvirtino, kad kels savo kandidatūrą šalies krepšinio federacijos prezidento rinkimuose, kurie vyks spalio pabaigoje, kai baigsis dabartinio vadovo Vlado Garasto kadencija. Būtent Garastas prieš porą mėnesių užsiminė, kad savo įpėdiniu norėtų matyti Sabonį. Pasak Garasto, federacijai turi vadovauti garsus visame pasaulyje žinomas žmogus, kuris bus naudingas plėtojant krepšinį. Europos čempionato ambasadorius Sabonis netrukus trumpam išvyks į Jungtines valstijas, kur bus išventintas į NBA šlovės muziejų ir savo buvusio klubo Trail Blazers kvietimu viešės Portlande. Netrukus orų prognozė. Iškart po jos laida Lietuva tiesiogiai ir pokalbis su medikais bei psichologais, kokios ligos dažniausiai kamuoja lietuvius ir kodėl gyvename netausodami savęs ir taip artindami mirtį.